ar tavo socialinė medija tau kainuoja pinigus, ar uždirba pinigus? 99% žmonių socialinė medija tai yra tiesiog kažkas, kas kainuoja pinigus. Nes jie sėdi tenai ir leidžia savo laiką tiesiog žiūrėdami kačiukų video ir tai jiems kerta per kišenę, nes tą laiką jie galėjo panaudoti kažkam produktyviam, kažkam efektyviam, paaugti, patobulėti, uždirbti pinigus ar panašiai. Bet yra nedidelė dalis žmonių, kurie išnaudoja socialinę mediją kaip verslo įrankį ir uždirba pinigus iš socialinės medijos. Sako, jeigu tavo telefonas yra išmanusis, bet jis tau neuždirba pinigų, jis nėra išmanusis, taip? Jisai turėtų tau uždirbti pinigus, lygiai taip, kaip ir socialinė medija. Daugelis žmonių yra žiūrovai, jie žiūri, kaip kiti uždirba pinigus. Tik nedaugelis būtent daro veiksmus, kurie uždirba pinigus, taip? Tas pats kaip ir sporte. Visa arena žiūri žaidėjus ir išleidžia pinigus, o žaidėjai aikštelėje uždirba pinigus. Aš geriau noriu būti tuo žaidėjų aikštelėje. Jeigu tu nori, susisiek.